stotelė Londone, čia apsistojom pas draugus. Tikrai visai neblogoje vietoje ir iškart aš kaip pokeristas tai belekai pavydžiu, nežinau, ofisų, tik įėjom čia 2 monitoriai, čia įkurta, žodžiu, viskas ir abu dirba su informacijom technologijom, su programavimais, tai nieko nėra susijusi nei su pokeriu, nei su kažkokiam treidinimu, kiemas toks keistas, super mini. Bet reikia turėti omeny, kad pats būtas yra praktiškai pačiam Londono centre, ant 1-2 zonos ribos. Tai, žodžiu, būto nuomos kaina yra tokia, kad turbūt Lietuvoje labai mažai pokeristų galėtų savo leisti ir kad jiem neskaudėtų širdis. Ir kas dar yra įdomu, kad Londone yra visi pagrindiniai muziejai yra nemokami. Kas tikrai yra labai faina. Esame vienoje iš terasų Londono, kur dirba mano draugė Vilma. Ir šiaip įdomus dalykas yra apie tai, kad mes pinigus, kur aš laimėjau Glasgow turnyrą, tai gavom škotiškais pinigais, tai reiškia svarai sterlingai yra skirtingi Škotijoje ir Londone. Ir tiesiog turiu pilną piniginę dabar tokių pinigų, kur man jų nepriema nei kazino, nei neiškeis Lietuvoj. Ir jeigu aš čia bandau atsiskaityti, tai dažniausiai jos priema, bet būna daug diskusijų, nes tai yra 100 svarų. Ir daugumą žmonių tiesiog gyvenime būna nematę 100 svarų. Tai čia mūsų vegetariškas maistas. Tai, žodžiu, net pačioje Škotijoje tu bandai atsiskaityti ir žmonės sako, nu, aš pirmą kartą matau tokią kupiūrą 100 svarų. Tai, žodžiu, turim pilną piniginę tokių pinigų, kur... Ne. Tai, žodžiu, turim pilną piniginę tokių pinigų, kur negalim parsivežti į Lietuvą, nes neiškeis. Ir reiks eiti ieškoti čia į kažkokį banką ar dar kažkur, nes galvojau, nueisiu į kazino ir išsikeisiu. Bet sakė, ne, sorry, sakė, ne Škotija čia. Tai labai dėl to keista. O tai, pavyzdžiui, senai yra šita vieta, ar ne? 2 savaitės. Wow, 2 savaitės. Nes labai keista, nu, man, žinai, kažkaip sunku čia patekti, nu, reikia rasti tas duris. Jo, ta prasme, čia yra Oksfordo gatvė. Taip. Ir supranti, čia yra turistų gatvė. Ir nieks nenori, kad pradėtų eiti turistai. Tai dėl to yra slapta vieta ir tiesiog, kaip sakyti, negražu sakyti, bet, žinai, normalus jaunimas, žinai, paprastai žmonės. Pakvietimą tik tai? Ne, pakvietimų nereikia, bet ne turistam. O kodėl turistai, taigi turistai gi atneša pinigus? Ne. Neatneša turistai pinigų? Nu, yeah, this is up here. Thank you. Would you like sugar? Yeah, round. Tai dabar savo, kodėl turistai neatneša pinigų? Ne, nenorim mes turistų, Nenorite? ne tokie žmonės, nežinau. Nesam nusiteikę, žinai, prieš turistus, bet, žinai, kai čia apačioje yra Primarko pati pigiausia parduotuvė ir kai čia pradės eiti su maišais, tai, žinau. Thank you. Jo, nes Primarkas tai buvo mūsų vienas iš tikslų Anglijoje. Jo? Paskutinės dienos Londone, sėdėm prie Temzės. Romantiška muzika. Ir iš tikrųjų, ką nuveikėm per šitas dienas Londone, tai dabar, aišku, čia prisipirkom visokių nesveikų gėrimų, kurie ale turėtų būti sveiki, bet iš tikrųjų geri ir jauti šampūno skonį. Ieškojo mineralinio vandens Vytautas, gaila, neradom. Ir ką dar nuveikėm gero, tai buvom šitam laive, kuris yra už mūsų. Tai yra karinis light cruiseris Antro pasaulinio karo laikų, kur turėjęs ir karinių patirčių ir visko per Antrą pasaulinį karą, tai tikrai yra įdomu pažiūrėti. Ten gal 5 aukštų ekspozicija. O būklai tokie, kur tų protų nesuvokėm. Buvom dar keliuose muziejuose, kur tarsi muziejai belia kaip dideli. Ten mes per visą dieną vaikščiodami apeinam vos 1 aukštą, o ten muziejus per irgi 6 aukštus. Tai, žodžiu, pabėgdavom po kelių valandų, nes galva net laikydavom. Taip pat kelis vakarus buvau kazino. Man atrodo Aspers kazino, jeigu teisingai pamenu pavadinimą. Tai aš kadangi nesu kešo žaidėjas, tai žaidžiau 1-1. Buvo 1-1, 1-2 svaro. Tai kas labai nustebino, tai labai didelis reikas. Kiekvienas bankas yra,
kiekvieno banko yra įmama 10% reikas, plus 1 svaras dar įeina į reikback turą. Tai reiškia, kad nuo 20 svarų banko yra paimami 3 svarai. 2 svarai reikas, 1 svaras į tą reikback turą, tai reiškia 15% nuo tokio banko paimama. Tai tiesiog sunku bitinti tokį reiką. Nors šiaip žaidėjai labai silpni, labai prastai žaidžia. Tiesiog, nežinau, aš puikiai suprantu, jeigu Lietuvoje būtų 1-1 lito žaidimas, tai aš irgi belekaip ten nesąmonės daryčiau, nes tiesiog tai, kaip pramoga gaunasi. Tai dėl to jie čia taip ir pramogaujasi. Kas patiko, kad, aišku, aš buvau savaitgalį, tai sukosi vieną 12 stalų, kitą 14. Tai belekiek daug stalų kaip pokeriui ir turint omeny, kad dar yra bent 2 tokie kazino Londone, tai yra labai geras galimybės žaisti live pokerį. Tai čia aš esu su Orčium. Tai mes pasigyvenom porą dienų, mus turėjome ir dabar jis padarė didelę paslaugą mums. Nuėjo į savo vietinį banką ir iškeitė mūsų nežinomus pinigus, kur nieks jų nėra matę. Ir dabar turiu tokį reikalą, kurį reikia parsivežti Lietuvą ir išsikeisiu jau.